Istorijos karikatūros. Meška visada Rusija arba SSRS. Jei meška pikta su nagais, rodoma agresija. Geležinė siena tai tikra metalinė siena arba stora uždanga skirianti Europą į dvi pusės. Svastika prieš pjautuvą ir kūjį. Jei šie du simboliai yra kartu, tarkim vestuvės ar rankų paspaudimas, tai yra Molotovo-Ribentropo paktas. Poros arba aštuonkojis dažnai vaizduojama nacistinė Vokietija, kuri, tarkim, čiuptuvai tipo apima visą Europą. Astos taip paprašiau, kad paaiškintų, ką reiškia ši karikatūra, kadangi detalių būna labai daug karikatūrose, o klausimų irgi gali būti įvairių per VB. Taip pat paprašiau, kad paaiškintų, ką reiškia ši karikatūra, kadangi yra labai daug elementų kaip žmogus, muilo burbulas, dubuo ir kokia tai yra pagrindinė reikšmė. Ši karikatūra, man atrodo, buvo mano egzaminė, kai aš laikiau. Tai buvo išties įdomu paskaityti, ką Astra jai parašo apie ją. Ir iš tikrųjų yra daug vizualinių elementų, kurie gali parodyti, apie ką ši karikatūra.